Aš esu gimusi Kaune ir mano vaikystė, mano gimimas buvo centre, Kauno miesto centras, Maironio gatvė. Ir mano tėvai, žinoma, mieliausiai vaikštinėdavo po karo muziejų, eidavo į tą sodelį karo muziejaus. Paskiau, kadangi taip teko, kad aš mokyklą pradėjau lankyti jau nuo 4 klasės dabartiniai Puškino gimnazijoje, kuri randasi dabartiniam Ramybės parke. Ten dar stovėjo 4 komunarai kažkadaise. Nu ir buvo šiaip kaip ir visų normalių mokinių pabėgimas iš pamokų, tai būdavo laiko praleidimas parke. Labai buvo gražus parkas, smagu, gražu. Bet šiaip, kadangi mano jaunystė praėjo moksleivių rūmuose, kurie randasi Parodos kalne, aš lankiau akordeonistų būrelį ir būdavo ir laisvalaikiai, ir viskas. Mes, žinoma, dar kai būdami vaikai, išeidami iš moksleivių rūmų, tekdavo kur eiti. Arba į Vytauto parką, arba į Ąžuolyną. Tai čia iki šioliai man liko, žinokit, mylimiausia vieta, kur man patinka pravesti laiką. Jau kaip dar būdama studentė, tarp kitko, mokiausi KTU statybos fakultete, tai čia Jūros gatvė. Tai irgi, žinokit, iš darbo einat vakariniam. Grįždama iš darbo, dar būdavo laiko iki paskaitų ir visą laiką kažkodėl tais maršrutas, žinokit, eidavo vėl per Ąžuolyną. Tai jau takeliai praminti, jau tam Ąžuolyne. Žinoma, prie Ąžuolyno zoologijos sodas. Ir į tą zoologijos sodą tais laikais irgi, ypatingai pavasarį, arba kai būna labai gražus ruduo, užeidavome zoologijos sodą su kokia savo kursioke, pasivaikščiot. O paskiau jau, kai gimė vaikučiai, tai irgi mylimiausia buvo vieta, žinokit, tai buvo Ąžuolynas. Kadangi ir pavasaris, kuo puikiausiai pražysta medžiai, žolytė, ruduo tai išvis nuostabus laikas. Ir su savo dukrytėm eidavom pasivaikščiot, prisimenam tą ąžuolą, kur daug inkiliukų yra. Ten daug buvo inkilų, dabar kažkodėl tas ąžuolas dingo su tais inkilais. Tos visos skulptūros, soliukai dar lygiai iki šioliai, o iki šioliai, jau kadangi aš jau garbaus amžiaus moterys, žinokit, mes iki šioliai aš mėgstu pereiti per tą Ąžuolyną ir pasėdėti ant tų pačių soliukų. Jeigu dabar kas prisimena dabar tą Ąžuolyną, įsivaizduoja, ten toks yra toks tiltelis ir po kairę pusę ar po dešinę stovi tokie soliukai, tokie mediniai, ten išraižyti, ten yra kaip padarytas kaip gyvatės tokia, jo, nu, vienu žodžiu, žinokit, gražu. Bet ir mėgstam išeidami, žinoma, pro Ąžuolyną praeidami, užeinam būtinai, užeinam į Vytauto parką. Ir ne per seniausiai, žinokit, čia vaikščiom, buvo labai gražus ruduo šiemet, užėjome į Vytauto parką, tai žinokit, taip, tos pačios karuselės, ta pati raketa, stovi tie laiveliai tie patys, autodromas ir, žinokit, čia viskas iš mūsų ir šnekėjom netgi teko ten su tais darbuotojais ir tai sako, ar čia jau ne per senieną, ar čia pas jūs dar galima eksploatuoti tuos visus atrakcionus. Sako, taip, žinokit, šiaip tai jau reikia Gineso ko gero rekordo, reiškia, atsiprašau, į tą knygą Gineso rekordą įrašyti juos, kadangi čia dar nuo tarybinių laikų išlikę ir veikiantys šitie visi atrakcionai. Tai visiems patariu, žinokit, mylėti būtent tą rajoną, Ąžuolyną, zoologijos sodą ir Vytauto parkas.